Visiems darau trumpą tokį video apie pilnatį. Mėnulis tai yra nakties svečias, kuris pasirodo dangaus skliaute. Ir dažniausia tai yra apie ką? Tai yra planeta, kuri iš tikrųjų susijusi su bendravimu, su jausmais, su šeima, namai, mama, vaikai. Tai yra kaimas, laukas, pievos. Ir visa kita. Kalbant apie, kodėl sako, jau žinom, kad stoja pilnatis pagal žmogaus elgesį. Iš tikrųjų, mėnulis veikia į dūšią, į sielą, į širdį. Ir tai, kas yra ant širdies, kas yra ant dūšios, tai vadinkim, tai pasimato per pilnatį, kadangi apšviečiamas visas mėnulis, ir visos emocijos, visas spektras emocijų pasimato visame gražume. Jeigu mėnulis ten auga arba dyla, yra tamsioji mėnulio pusė, kurios mes nematom, mes ją paslėpiam, nes būna žmonės, taigi dedas ir kaukės ir visa kita, ir jūs nematysit tos kitos pusės. Tai pašvietus mėnuliui galim pasakyti, kad bus išimti visi užslėpti skeletai, visos dulkės, visa ką, kas yra pa žmogų, tiesiog bus apšviesta. Įsivaizduokit, yra tamsus kambarys, į kurį jūs įeinat su žibintu, o dar geriau jūs užsidegat šviesą ir apšviečiat. Ir pasimato visi voratinkliai, visi vorai, visa ką. Ir per pilnatį iš tikrųjų ir va šitie visi dalykai ir išlenda, kada žmogus jau nebegali uždėti tokio filtro, kaukės, vadinkim, ar ne, kad jūs nematytumėt jo to tamsiosios pusės. Ir tai, kas pa žmogų viduje, jisai nebegali slėpti, nebegali, jis tiesiog atvirų tekstų jums transliuoja. Ir iš tikrųjų tas transliavimas, nebeišlaikymas, nebemokėjimas paslėpti po filtrų, po dar kažko, jisai nebeveikia, jisai nusiema. Čia nebėra. Ir jūs atvirų tekstų matot iš tikrųjų, koks tai yra žmogus. Koks tai yra žmogus ir vienu metu praktiškai visiems nusiema tie visi filtrai ir pasimato, kas yra viduje. Ir jeigu žmogus nedirba pats su savimi, jūs matote, apšvietę tas, kas darosi. Nes jeigu mėnulis veikia ir atoslūgius ir visa kita, vandenį, o žmogus 70–80% sudarytas iš vandens, todėl mėnulis ir veikia. Jisai veikia tikrai pakankamai gerai ir visa kita. Ir per pilnatį tada ir eina žmonės, kadangi jūs nusiemate filtrai ir jūs matot, koks iš tikrųjų žmogus. Kaip reaguoti, čia yra kiekvieno, psichologija užsiema žmonių reakcijomis. Taip? Kaip reaguoti, kiekvieno, kaip sakyti, individualus dalykas, bet kadangi reakcija nenori, kaip pamatai, pavyzdžiui, vieni išsigąsta, vieni bijo vorų, kiti bijo tarakono, treti dar kažko, o kiti nieko nebijo. Tai tas ir bendravimas ir gaunasi labai apsunkintas, kadangi išsigąstama, pamatoma visame šviesoje ir yra sudėtinga priimti kitą toks, koks jis yra. Čia yra ir priėmimo klausimas, ir baimių klausimas, ir visoks kitoks klausimas. Todėl kaip reaguoti esant pilnačiai arba tai savaitė kaip pilnatis, tai paprastai šitie visi dalykai pilnaties yra +- 7 dienos
ir plius minus 7 dienos į kitą pusę. Prieš pilnatį prasideda tas filtro nusiėmimas ir galutinai jisai užsideda, tas filtras, po 7 dienų. Tai tas beveik 14 dienų, kai yra pikas visiškai, tai jisai ta pilnatis, kada astrologai ir pasako, pavyzdžiui, birželio 22 dienos tos pilnatis, tai pikas šito dalyko, ar ne? Liepos bus po to 21 dieną, nes tai ciklai kas mėnesį kartojasi. Nusiema filtras, vėl užsideda filtras. Reikia šitą žinoti ir stengtis tam dalykui, tai yra išmokimo dalykas. Vienas iš rekomenduojamų dalykų, aišku, neįsivelti konfliktą, nes, kaip pasakyti, tas konfliktas jisai nieko neduoda, apsunkina visas situacijas. Ugdyti toleranciją labai yra gerai, dirbti pačiam su savim ir suprasti, kad kas darosi su kitu. Ir be abejo, sako, psichika pavažiavo. Taip. Nes ypač jeigu žmogus turi psichinės sveikatos problemų, tai jisai pasirodo visame gražume, koks jis yra viduj. Tai, ką mes nematom šitos pusės, kuri yra užtamsinta, paslėpta po 9 galbūt užraktais. Ir iš tikrųjų, ką galiu, daugiau stebėto poziciją eikit. Jo pozicija. Tai yra geriausias dalykas, kada stebi ir galvoji, gali būti ir toks variantas. Ir stengtis minkštai, taip, išlaviruoti tai, kad pas patį žmogų yra dinamikos ar ne. Iš vienos pusės tai yra labai gerai, tu pats pamatai, kas pas tave nėra gerai ir gali eiti ir pradirbinėti. Ar tai baimė, ar tai kažkoks tai netolerancija, ar tai kažkoks tai užkabina tave, trigeris yra viduje. Ir su tuo galima eiti dirbti pas specialistą, neužsiciklinti. Bet tas vien žinojimas, kad nusiema filtrą ir jie po to vėl užsideda, susireguliuoja savaime, jau jums šitas žinojimas tikrai padės truputėlį išradingiau žiūrėti visą šitą situaciją ir kitaip reaguoti arba iš viso nereaguoti. Padedant, nes pačiam žmogui, kai pasikelia visos dulkės, visas tas emocinis spektras, fonas, ką jam pačiam yra labai sunku. O ypač tie, kurie žmonės leidžia sau, išgirskit, leidžia sau, tai jie tampa labai nekontroliuojami. Ir kuo daugiau einam link pilnaties, visada, kai pradeda nusiminėti šitie filtrai, pirmas, kas sureaguoja, aferistai. Jų yra aukso amžius. Tada jie, kadangi puikus manipuliatoriai, jie žino, kaip tai padaryti. Tai kai pradeda nusiminėti filtrai ar einat link pilnaties, visą laiką tikrinkit info. Tikrinti info. Bet kokia informacija. Jeigu tai yra kažkokia nauja, visada tikrinkit info. Nes kai pradeda per pilnatį jie siautė dabar aferistai, manipuliatoriai, tie, kurie išmano psichologiją žmogaus, jie labai tada pradeda aktyvinti savo veiklą ir moka pateikti taip, tarsi savaime suprantamas dalykas, čia yra atskiras momentas. Bet kas liečia, žinant astrologinius, tai visą laiką tikrinkit info.
Per pilnatį stenkitės, pilnatis, kai kuriais atvejais, pilnaties atveju labai yra gerai peržiūrėti savo planus, ar ne? Pilnatis kas tai yra? Tai, ką jūs pasijot per jaunas, tai yra, įdėjot sėklą, ne? Per pilnatį iš tos sėklos išaugo kažkoks tai augalas. Kokio jisai dydžio bus? Neaišku, jis šaknies, tarkim, ne, čia į žemę. Tai va šitą žinokit, per jauną jūs užduodat tonusą, užduodat kažkokį tai, norit tikslą, pasirašot visą ką ir tikitės kažkokio tai rezultato. Tai va per pilnatį tą, ką jūs ten prisisvajot, prisiplanavot, per jauną prisirašėt, jeigu jūs teisingai suformulavot tikslą ir atsižvelgėt į emocinius aspektus tikslo, tai jūs po to ir žiūrit, kokį rezultatą gavot, kokį emocinį rezultatą, nes mūsų tam, kad tikslas realizuotųsi, viskas eina per pasąmonę. O pasąmonės kalba yra emocijų jausmų kalba. Todėl, kai jūs planuojate per jauną, pasigalvokit, ką jūs išgyvensit, kokį rezultatą, kaip pasąmonė sureaguos. Ir tada galit pabandyti, užtat ir yra visos praktikos, yra 30 dienų. Galingos, pavyzdžiui, vienas dalykas, tarkim, noriu išjudėti daugiau, ne, mažinti savo svorį, ne, kiekvieną dieną judėti vis 5 minutėm vis dažniau, daugiau, ar ne, ir tai darysiu 30 dienų, pavyzdžiui, pirmą savaitę 5 minutėm daugiau, antrą savaitę iki 10 minučių daugiau kasdien, trečią 15, ketvirtą, iki 20. Ir kokį rezultatą? Rezultatas, tarkim, lengviau. Lengviau bus judėti. Ane? Užsidedu. Ir tai darau. Ane? Per jauną pradėjau, pasibuvau. Ir tas ciklas ir po to ir pasimatys pilnaties atvejį. Kokį gaus? Ar tikrai aš lengviau judu? Ar tikrai man pavyko? Ar tikrai tą jausmą aš atsiekiau? Tai pilnatis jo, o kalbant aplamai apie Mėnulį kaip planetą, turbūt aš padarysiu atskirą ciklą kiekvienos planetos, nes labai svarbu, kurioj pozicijai, kur yra tas Mėnulis, ir skirtingai veikia Mėnulis moteris ir vyrus, labai skirtingai. Ir darant, pavyzdžiui, sielos formulę, kurią aš labai mėgstu, tai labai priklauso ar centre, ar už centro ribų. Ir atsiminti tokį dalyką, Mėnulis, tai yra gerai jaučiu. Mėnulis veikia žmogui tai, kad jis gerai jaučia. Ir kuo daugiau jisai šviesėja, ar ne, pilnatis, tuo jisai geriau jaučia. Žmogus tarsi nuskaito, pradeda nuskaityti aplinką. Todėl per pilnatį tiek mes turim daug visokių reakcijų, daug visokių nesusipratimų, daug visokių konfliktų ir daug viso ko, pilnas servisas, kaip aš vadinu, viso ko, ir jame reikia labai tada susigaudyti. Ir dar vienas momentas, kurį noriu akcentuoti per pilnatį, jeigu jūs priimsit kažkokį sprendimą, jisai būna kartais labai, nepriiminėkit, kitaip pasakysiu, nepriiminėkit labai svarbių sprendimų, nes tada tuos sprendimus jie realizuojasi praktiškai ir juos, jeigu pasakėt per pilnatį davėt pažadą, jisai turėtų būti išpildytas. Tai manau, jeigu bus naudinga, parašykit, man labai įdomu
jūsų atsiliepimas, ar buvo naudingas ar ne. Jeigu bus naudingi, tai aš jums ir dažniau padarysiu tokių visokių video, kad suprasti, kas vyksta ir kad jūs geriau jaustumėtės komfortabiliau. Tai iki.